Kaip atidalinamas santuokos metu įgytas nekilnojamas turtas? Visa santuokos metu įgyta bendroji nuosavybė yra bendra abiejų sutuoktinių nuosavybė ir jinai vienodai priklauso tiek vienam sutuoktiniui, tiek kitam sutuoktiniui. Tačiau jeigu sutuoktinis turtą įgijo iki santuokos arba gavo dovanų iki santuokos, tai yra jo asmeninė nuosavybė. Jeigu sutuoktinis santuokos metu gavo turtą arba jeigu jam padovanojo kas nors turtą arba jis paveldėjo tą turtą, tai ir santuokos metu šitas turtas netaps bendraja jungtinė nuosavybė, o bus vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Dabar kaipgi dalinasi sutuoktiniai turtą, jeigu jie nusprendė išsituokti? Pagal bendrą principą yra dalinamas turtas lygiomis dalimis, tačiau vienas iš sutuoktinių turi kompensaciją gauti iš bendro turto, jeigu prijungus turtą, kuris buvo vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, padidėjo turto, kuris yra bendroji nuosavybė vertė. Arba jeigu kada buvo įgyjama bendroji jungtinė nuosavybė, buvo panaudotos vieno sutuoktinio asmeninės lėšos, kurias jis turėjo iki santuokos arba kurias gavo santuokos metu, kurios jam buvo padovanotos arba jo paveldėtas. Kitas sutuoktinis taip pat turi teisę gauti kompensaciją, jeigu turtas, kuris priklauso vienam sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, buvo iš esmės pagerintas. Tai yra, buvo padarytas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir dėl to padidėjo iš esmės šito turto vertė ir būklė. Tai kitas sutuoktinis tokiu atveju turi teisę gauti pusę tos sumos, kuri santuokos metu buvo įdėta į bendrą sutuoktinių turto pagerinimą. Ant mano žemės sklypo stovi man nepriklausantis pastatas. Negaliu naudotis žeme esančia po juo. Ką daryti? Jeigu ant jūsų žemės stovi pastatas, kuris jums nepriklauso ir jūs norite naudotis žeme, kuri yra po to pastatu, tai kągi reikia pirmiausia daryti? Pirmiausia, reikia identifikuoti, kas yra pastato savininkas. Tai galima nustatyti kreipiantis į valstybinę įmonę registrų centrą. Kreipiantis būtina žinoti to sklypo registro numerį ar bent statinio adresą, kuriame tas statinys stovi. Tai gali būti, kad turtas priklauso valstybei, savivaldybei, juridiniam arba fiziniam asmeniui. Kai jūs sužinosite apie tai, kam priklauso tas pastatas, tada reikėtų draugiškai pabandyti susitarti su to pastato savininkui. Reikėtų raštu kreiptis į tą pastatą savininką ir susitarti, kaip jis jums atlygins už jūsų naudojamą žemę. Galimi keli variantai. Reikėtų pasiūlyti pastato savininkui raštu dėl žemės esančios po pastatu ir kelio iki pastato nuvažiavimo, nuomos arba pardavimo. Jeigu jums nepavyksta susitarti su pastato savininkui nei dėl žemės nuomos, nei dėl žemės pardavimo, tada galite kreiptis į teismą tuo pačiu pagrindu, kad pastatas, kuris naudoja jūsų žemę ir jūs neturite galimybės šią žemę naudotis ir dėl to jums kyla nuostolių, negaunate pajamų ir norite susidariusių nuostolių atlyginimo. Taip pat turite teisę nurodyti ir kitus pagrindus arba reikalavimus teismui. Jeigu pastatas iš viso nėra registruotas ir jūs valdote sklypą daugiau kaip 10 metų, ant kurio stovi pastatas, galima kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, kad pastatas yra jūsų nuosavybė arba kad pastatui būtų paskirtas turto administratorius, nes jūs esate
suinteresuotas turtą išsaugoti. Kaip atsidalinti iš bendrosios nuosavybės? Kaipgi atsidalinti iš bendrosios nuosavybės? Ką reikėtų daryti? Reikėtų susisiekti pirmiausia su bendrasavininku ir pasiūlyti jam atsidalinti iš bendro turto arba nustatyti bendro turto naudojimosi tvarką. Jeigu bendrasavininkas nesuinteresuotas atsidalinti arba kelia tokias sąlygas, kurios jūsų nuomonė jums nepriimtinos, siūlytina pasitarti su teisininku, kaipgi tokiu atveju elgtis. Koks būtų kitas žingsnis? Reikėtų išsiųsti oficialų pasiūlymą registruotų paštu, galima tai padaryti per notarą arba antstolį, dėl atsidalijimo arba naudojimosi tvarkos nustatymo, nurodant, kad laukiat oficialaus atsakymo iki tam tikros datos raštu, o negavę busite priversti imtis kitų teisėtų savo interesų gynimo būdų. Negavę atsakymo per nustatytą laiką galite kreiptis į teismą, kad jis leistų jums atsidalinti arba patvirtintų naudojimosi sąlygas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.80 straipsnių galima atsidalinti iš bendrosios nuosavybės. Šis straipsnis numato, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atsidalinti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Jeigu nesutariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra, kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiais. Kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijimų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Bendraturčio kreditorius turi teisę reikalauti atlyginti skolininko dalį, kad būtų galima iš jos išieškoti. Jeigu vienas iš bendraturčių yra neveiksnus šioje srityje, ar ribotai veiksnus šioje dalyje, arba yra nepilnametis, atidalijant dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės turi dalyvauti globos rūpybos institucija. Kartais kyla ginčų dėl to, kaip naudotis būtais ar kitais nekilnojamais daiktais, kurie yra bendroji nuosavybė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.81 straipsnis numato, kad namo, būto, kito nekilnojamo daikto bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis patalpomis ar kito nekilnojamo daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgdami į savo dalį turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise. Jeigu šiame straipsnėje numatytas susitarimas yra notariškai patvirtintas ir įregistruotas viešame registre, tai jis privalomas ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį to namo, būto ar kito nekilnojamo daikto bendrosios nuosavybės teisėmis. Bendrasavininkas nesutinka parduoti turto. Ką daryti? Tokiu atveju, kai savininkas nesutinka parduoti bendrasavininkas bendro turto. Ir tada kyla klausimas, kągi reikia daryti. Visais atvejais nėra būtinas bendrasavininko sutikimas, norint parduoti nekilnojamąjį turtą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnis būtina pasiūlyti pirkti nekilnojamąjį turtą bendrasavininkui, jeigu ketinama parduoti turtą trečiajam asmeniui. Tačiau siūlyti nebūtina, jeigu nėra nustatyta turto naudojimosi tvarka ir yra keli bendrasavininkai, kurie nori vienas kitam parduoti turtą.
Taip pat nereikalingas bendrasavininko sutikimas, jeigu turtas ar dalis jo yra dovanojama ar mainoma su trečiuoju asmeniu. Be to pasiūlius pirkti turtą ir per mėnesį negavus bendrasavininko sutikimo pirkti tomis sąlygomis, kuriomis parduodamas trečiajam asmeniui turtas, galima jį parduoti, nes reikalaujama tik pasiūlyti. O jeigu gaunate sutikimą, kad turtas būtų perduotas trečiajam asmeniui, tiesiog nereikia laukti to 1 mėnesio. Jeigu nėra pirkėjo, kuris pirktų tą turtą, galima atsidalinti iš bendro turto taip, kad būtų nutraukti bendrasavininkų turtiniai santykiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.80 straipsnio 2 dalimi. Galima reikalauti atidalijimo visą savo dalį, perleidžiant bendrasavininkui ir už tai reikalaujant turto kompensacijos pinigais. Jeigu bendrasavininkas yra nepajėgus mokėti, galima reikalauti, kad jis perleistų savo dalį jums už rinkos kainą. Neradus bendro sutarimo, galima kreiptis dėl atidalijimo išmokant kompensaciją į teismą arba dėl naudojimosi tvarkos nustatymo. Ar teisme reikia įrodinėti kaimyno padarytą žalą sklypui, jeigu buvo neteisėtai pastatęs statinį? Kaimyninėme sklype neteisėtų statinių padarytos žalos teisme įrodinėti nereikės. Išnagrinėjęs 2 kaimyninių sklypų savininkų ginčą dėl pastatytų šiltnamio ir atraminės senelės statybos teisėtumo, Lietuvos aukščiausias teismas nutarė suvienodinti teismų praktiką bylose dėl statybų kaimyniniuose sklypuose. Lietuvos aukščiausio teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad tuo atveju, kai reikalavimas reiškiamas dėl teisės aktus pažeidžiančios kaimyno statybos, įrodinėjimo dalykas yra tik statyba reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo faktas. Kitaip tariant, kaimyninio sklypo savininkas turi įrodyti, kokie teisės aktai ir kaip pažeidžiami, tačiau neturi įrodinėti, kokių neigiamų padarinių žalos jam kelia tokios statybos. Anot teismo iki šiol formuota teismų praktika bylose dėl kaimyninių sklypų statybos buvo nevienoda. Vienose kasacinėse bylose išaiškinta, kad kaimyninio sklypo savininkas prieštaraujantis dėl statybų, nukrypstant nuo teisės akto numatytų atstumų, neprivalo motyvuoti atsisakymo duoti sutikimą. Tai yra įrodyti, kad tokios statybos sukels jam neigiamų padarinių. Kituose, kad atsisakymas duoti sutikimą turi būti protingai motyvuotas ir pagristas. Dėl to prieštaraujantis statyboms asmuo turi įrodyti, kad statybos padarė jam žalos. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai kaimynas atsisako duoti sutikimą statyti statinius mažesnių negu teisės aktuose nustatytų atstumų iki gretimo sklypo ribos, toks asmuo neprivalo motyvuoti savo atsisakymo priežasčių, o statytojas pagal bendrą taisyklę negali tokio atsisakymo ginčyti. Teisės aktai, reguliuojantis nesudėtingų statinių statybą, įtvirtina pareigą laikytis numatytų atstumų iki kaimyninio sklypo ribos, numato galimybę juos sumažinti, tačiau tik turint rašytinį kaimyno sutikimą. Šis Lietuvos aukščiausios teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas ir turi prejudicinę galią, sprendžiant panašaus pobūdžio ginčus.